Žurnalas Kelionė nėra šiaip tokius žurnalus, kur gerai atrodys, kur yra malonus jį laikyti ranką. Man jisai reiškia gerokai daugiau. Kelionės žurnalas turi norą ieškoti, parodyti, liudyti ir naudoja tikro tikėjimus principus. Nėra bazuota ant religinės požiūrį, o ant tikėjimus požiūrį. Dėl to žmonės šneka iš savo gyvenimo, iš savo patirties. Kodėl man padeda? Dėl to, kad ten jis jo atranda perliukus. Yra kaip valgyti gerą desertą, kai yra labai sunkus diena. Kartais tikėjimu nereikia tik tai dirbti. Tai kelionė yra ta momento, kur tu sau leidi desertą. Atsisėdi ramiai, pasijungi kažkokią rami muziką ir paskaitai kažkokią nuostabų liudimą. Tai neturite bijoti, nesvarbu, ar esat tikinti, ar yra pradžios jūsų tikėjimą, ar išvis nesat tikinti. Gyvenimo liudimų padeda visiems. Kiekvienas savo kelionę. Dėl to taip ir vadinasi kelionė. Dėl to, kad mes visi esam kelyje ir aš manau, turite pasinaudoti progą ir ne tik vartoti, bet prenumeruoti. Dėl to, kad yra ta malonuma, kur gali būti ta jūsų atsipalaidavimą. Ta momento, kur yra tik tai jūsų ir galite pasiskirti savo dovaną.